Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado Red produkcija. Variklio apsaugos evoliucija. Sveiki! Aš manau, kad jau visi pasiilgot mano būsimo super automobilio projekto. Tai šiandien bus programa dedikuota būtent šiam BMW. Tad pasižiūrėkim santrauką, ką šiandien matysite. Tai nupirkti automobilį buvo vienas etapas, o dabar reikia pradėti jį modifikuoti. Labai įdomu pasižiūrėti, kiek šiame automobilyje dar likę standartinių arklių. Važiuojam ieškoti daugiau galios. Vėl Dainis bijo, kad mes čia būsim kasdieniai. Jeigu matėte už mano nugaros stovinčio automobilio pirkimą, tai turbūt pamenate, kokiu tikslu jį pirkau. O jei nepamenate, tai priminsiu, nusipirkau pigų BMW dyzelinį projektą ir tikslas su juo automobilį nebrangiai paruošti tiek, kad galėčiau nuvažiuoti savo eiga į Vokietiją ir pralėkti Nürburgringo trasoje. Tai nupirkti automobilį buvo vienas etapas, o dabar reikia pradėti jį modifikuoti. Tam, kad automobilį modifikuoti, reikia įvairių dalių. Tai šiandien pabandysiu surinkti kuo jų daugiau, nes sąrašiukas, žinokit, netrumpas. O prieš išvykstant pirmų dalių, visiems primenu, kad visus savo automobilius mes prieš pirkdami visada patikrindame Car Vertical tam, kad nesužinotume kokių nors baisybių. Jau kai automobilis stovi garaže ir jums rekomenduoju tą daryti. O jei perkat Car Vertical ataskaitas, būtinai pasinaudokit nuolaidos kodu GAZAS dugnas, šitaip gausit 20% nuolaidą ir dar toks bonusiukas prisidėsit prie tokių mūsų projektų. Prie visų iš tikrųjų mūsų projektų. BMW jau užkūriau, šiandien nenorėjau jūsų varginti tuo ilgu starterio sukimu, bet svarbiausia, kad automobilis užsikūrė ir dar svarbiau, kad važiuoja. Tai šoku už BMW vairo ir keliaujam paimti pirmų dalių. Šiandien matau, kad nusimato šioks toks automobilio jubiliejus, nes skydelis dabar rodo 35959. Tai perlipsim į 359 ir 600 tūkstančių. Tai dar 400 km ir automobilį švęs 360 tūkstančių kilometrų jubiliejų. O kiek rimtai iki mėnulio yra? Panašiai? Nu, va, tai jau kažkas automobiliu nuvažiavo beveik iki mėnulio. Gerai, išvykstam su automobiliu. Žinokit, aš esu nustebęs, kaip gerai šitas 85 kW dizeliukas važiuoja. Galbūt prie to prisideda, kad automobilis turi mechaninę pavarų dėžę, nes galvoju, kad jis visiškai bus negyvas, bet žinokit, jau su Pauliaus miniuku tai nėra ką lyginti iš viso. Taip, tai startuojame su automobiliu su teoriniais 85 kW. Kiek yra jų iš tikrųjų, sužinosite šiek tiek vėliau, man pačiam įdomu, kiek liko kilovatų šiame automobilyje ir pradinis galingumas bus toks mūsų pradinis atskaitos taškas. Pasižiūrėsim, kiek iš šio variklio pavyks išspausti atlikus modifikacijas jau aplink variklį. Tai turiu ilgą sąrašą detalių. Kažkaip kol ruošiausi įsigyti šitą automobilį, viskas atrodė labai paprasta. Nusiperki turbiną, nusiperki purkštukus, ten pavarų dėžę kitą, sankabą, kardaną, nu visko daug. Pasirodo, poreikis 2003 metų gamybos automobiliams nėra baisiai didelis, tai antriniai rinkoje dalių nėra tiek jau ir daug, bet radau Kaune vietą, kuri specializuojasi būtent BMW automobilių ardymu, tai važiavom pasižiūrėti, kągi jie ten turi. Taip, tai atvykom į Švenčionių gatvę 8E Kaune, kur yra ardoma krūva BMW automobilių. Ne tik ardoma, bet ir pardavinėjamos jų dalys. Labas, Dainiau. Labas. Aš, kai pradėjau tiksliau ieškoti savo kompaktijų dalių, labai nustebau, kad jų yra nedidelis pasirinkimas ir pagaliau atradau jūs ir pastebėjau, kad jūs nebijot ardyti senesnių BMW automobilių. Tai, viskas prasidėjo nuo senų laikų realiai, bet pagrindiniai, kaip sakoma, Lietuvos rinka dar tokie seniukai išlikę. Tai yra poreikis visgi tokie poreikis yra ir jisai didėja, kadangi
visi pagrindė naujesnius modelius ardo, o iš senesnių tokių, realiai pagrindinis išlikęs ir vis dar stengiamės nupirkti, nes klientų tikrai yra nemažai. Kokie automobiliai pas jūs yra ardomi ir jų dalis parduodamos? Pagrindas tai visi BMW modeliai nuo 94 metų iki naujų, iki 22. Net mažai. Nuo krekžių iki pačių naujausių BMW, negalima ras dalių. Jūs specializuojatės tik BMW? Pagrindas 99% BMW. Ir kokios yra dažniausiai perkamos detalės? Naudotos. Tai naujesnių modelių tai priekio dalis labiausiai, kuo žemyn senesnės tai varikliai, turbinos, važiuokliai. Nu tai va šiandien kaip tik ir atvykom. Paimt turbinų. Kaip tai kita. Svarbiausia daugiskaita turbinų ir purkštukų. Aš nustebau, kad tokio kompakto kaip mano ganėtinai brangios yra kėbulo detalės. Ar čia brangios visos jo dalys yra, ar tik tai kokios M paketo, kur jau gražesnės? Kompakto aplamai jų jau mažai belikia ir kiekviena detalė jau kaina, kaip sakoma, su metais kyla kaip bitkoinas. Tai čia toks įdomus dalykas. Tai kompaktas 309 labai kainos sušoka. Bet 39 tai bent gražus BMW kompaktas, toks nelabai. Tai žmonės bent bando gražinti, ne, tai dėl to dalis brangios. Paketus deda, tai tų kainos realiai labai didelės. Iš pradžių jūs kreipiausi dėl to, kad užmačiau Facebook'e, kad ardomas automobilius su M paketu. Tai kol parašiau, tai man atrodo jau parduotas buvo, ne tas komplektas. Tai kai įdėjau skelbimą, tai per tą dieną gal kokie 7 žmonės. Geras. Būtent M paketų. Geras. Pagrindinė detalė, M paketas, kapotas. Panašu, kad mano BMW M paketo turbūt negaus. Arba reikės labai jau gaudyti greitai, ne? Gal su laiku išpuls. Pagaliau priėjom prie man reikalingų dalių, net ne vienos, o 2 turbinų ir purkštukų. Kokią čia dalį turim? Čia yra E-serijos turbina. Čia turime E-serijos 170 kW. O čia jau F-serijos 180. Jeigu man meistras gerai paaiškino, tai aš kaip suprantu, aš naudosiu šitą 180 kW turbiną, tai ant jos dėsiu E-serijos turbinos karštą pusę, va šitą kriauklę. Su šitom detalėm viskas buvo paprasta, man tik nustebino, kad kai paklausiu meistro, kokių purkštukų reikia, tai jis man pasakė arba 216 arba 219 kodų. Tai kaip ir viso detalės numerio kaip ir neturėjau, tai jūs čia turit kažkokį... 219 jau iš karto aišku, nes našumas čia geriausias. Bet čia pagal pabaigą eina, ne? Paskutiniai tai. Tiesiog paskutiniai kodo 3 skaičiai. Tai kokia čia modelio purkštukai? Čia būtent nuo 535 200 kW. Ai, tai čia turbūt yra iš dizelių našiausių. Jau 216 ir šitie dar našesni. O ko skirias 216 nuo 219? 216 senesnio modelio turbūt kažkokio? Ne, Euro 4 tas pats. Nes aš, jeigu gerai pamenu, man meistras sakė, kad jeigu perki 216, jis sakė, reikės antgalius keisti. Jeigu 219, tai nereikės. Čia tiesą sakė, ar ne? Ne, galiu pasakyti, reikia purkštukų, čia specialistų jau gal. Aš tai manau, kad tiesiog visus reikia bet kokiu atveju tikrinti ir viską šitą. Taip, būtinai pasitikrinės būna, žinai, tokia pusiauja. Okei, tai dabar turiu... Jeigu ką keisiu. Čia man patinka naudotų dalių, aš tą logiką pasiėmė, jeigu blogai kažkas, tai veži gražinti. Tik tai bėda ta, kad jeigu tokius purkštukus sudėdi nepatikrinęs, negali dėti. Tai geriau pasitikrinti gavus. Pasitikrinti visada. Išdeda. Gerai, tai turiu turbūt brangiausias kol kas man reikiamas dalis, tai kiek jos kainuoja? Kiek dabar aš ant stalo turiu pinigų? Šiaip rinkos kaina, tai šita turbina 150. Ok, čia. Tai iki 200. 350 eurų ir purkštukai? Purkštukai tai maždaug po 80 eurų vienas. Po 80 eurų, 4, 320, tai kiek čia buvom skaičiavę? Apie 620 eurų. Kur abejo vienoldas. Tai gerai, pasidarėsim dar, tai manau 600 eurų filmėsim, ne? Kur, ja. Ok, tai pirma krūva dalių sukomplektuota, aišku, čia toli gražu ne viskas. O jeigu ieškot BMW naudotų dalių, tai kreipkitės į Švenčionių gatvę 8E. Į BMW dalis. Aš manau, kad mes čia tikrai dar apsilankysime, ne? Sugrįžti tikrai dar kažką reikės. Jau Dainis bijo, kad mes čia būsim kasdieniai. Lankytojai. Gerai, tai ką, ačiū tau. Ačiū jums. Keliaujam toliau. Atvykau su dizeliu ant galios stendo, nes prieš atliekant bet kokias modifikacijas labai įdomu pasižiūrėti, kiek šiame automobilyje dar likę standartinių arklių. Tai prasukam, pasižiūrim, ar jis dar turi tos standartinius 85 kW ir tada pradėsim modifikuoti automobilį ir pasižiūrėsim, kas bus modifikacijų pabaigoje, kiek arklių rasime po to. Nepabėga arkliai, ne? Jeigu viskas būna tvarkoj, tai
Nu va, 85 kW automobilyje po keliasdešimt metų atradom 84. Tai galios nesumažėja. BMW visai savo galingumu nudžiugino. Turim 84 kW, bet akivaizdu, kad jų mažoka. Važiuojam ieško daugiau galios. Bevažiuodamas čia dar prisirinkau naudotų ir naujų dalių, tai palieku BMW pas meistrą dirbti prie kuro sistemų, iš esmės prie visko aplink variklį ir transmisijos. Tai palieku daryti pirmus darbus ir neužilgo atvyksim pasižiūrėti, kas vyksta su šito automobiliu. Darbai prasidėjo nuo pavarų dėžės. Meistras dirbantis prie automobilio drovus, rodytis nepanorėjo, tad pakomentuosiu, kas čia vyksta. Išimta senoji mano pavarų dėžė ir nupirkta nauja naudota pavarų dėžė, nes reikia stipresnės pavarų dėžės. Ir įdomu tai, kad abi pavarų dėžės yra 5 pavarų mechaninės ir abi yra iš EKEM 6 kompakto 2 litrų dizelio. Tik įdomu tai, kad stipresnė dėžė buvo montuojama į senesnių modelių 46 BMW. Įdomu, kad tas pats variklio pasirinkimas, bet kažkodėl BMW vėliau nusprendė naudoti silpnesnę pavarų dėžę. Keliant automobilio galę, nes dabar automobilis turi 84 kW, o tikslas yra pasiekti apie 220, tai akivaizdu, kad nelaikys standartinę sankabą. Tai mano sankaba ir šiaip jau gerokai padilus, matosi ant diskelio. Tai dedasi didesnio diametro ir galingesnė sankaba. Ir tą sankabą reikėjo pakomplektuoti iš kelių skirtingų BMW automobilių. Tai tokiame pat automobilyje, kokiame stovėjo šita senesnės kartos pavarų dėžė naudojama sankaba, naudojo šį sankabos diskelį, tai va jį ir naudosiu. Tai yra toks pat diskelis ir toks pat smagratis, koks buvo naudojamas prie šitos pavarų dėžės. Diskelį nupirkau naują, smagratis naudotas. Ir tam, kad automobilis laikytų mano pageidavimą galingumą, jam reikia galingesnio diskatoriaus. Tai diskatorius yra nuo BMW 550. Jis yra ženkliai galingesnis ir va šis komplektas turėtų laikyti mano pageidavimą galingumą. Ir dar šiek tiek skirtumų automobilio kardanas, kadangi pavarų dėžės korpusas skiriasi ir kardanų ilgiai. Čia yra mano originalus kardanas su 2 pakabinamom gumom. Viena guma jau išplyšus, nieko keista, kad vibracijos automobilyje jautėsi nemažos. O čia yra mano naujas naudotas kardanas, kuris komplektuojas prie pavarų dėžės, kuri keliaus į automobilį. Tai jo skiriasi ilgis ir man labai patinka, kad jis yra su viena pakabinama guma. Tai jis yra patikimesnis ir turėtų geriau tarnauti. Tiesiog mažiau mazgų kam sugesti. Čia yra viena pakabinama guma, ten yra 2. Ir ilgis toks, kokio man reikia. Tai palieku meistrą darbuotis toliau, atvyksim pažiūrėti, kai pavarų dėžė bus sumontuota į automobilį ir tada bus galima pakalkuliuoti, kiek man tai kainavo. Teleportuojamės į Hado eksploatacinių skysčių ir priedų parduotuvę, nes mes visiems savo projektam naudojam Hado eksploatacinius skysčius ir visus įmanomus priedus. Tai čia galite rasti visko. Ir variklio alyvos, ir transmisinės alyvos, ir priedus į kuro sistemą, ir į alyvą, ir apskritai įvairių eksploatacinių skysčių, ten skaitant elementarų kasdien naudojamą brake cleanerį. Tai dabar einu susikomplektuosiu viską, ko man reikia BMW. Nu va, prisirinkau pilną dėžę Hado produktų. Primenu, kad Hado yra ukrainiečių gamintojas. Šįkart įsigijau alyvos varikliui, alyvos į pavarų dėžę ir alyvos į reduktorių. Bei visus šitus mazgus revitalizanto. Tam, kad revitalizantas pataisytų jau šiek tiek padilusias metalinės dalis ir tam, kad padėtų, kad mano variklis, transmisija ir reduktorius tarnautų ilgiau. Nes apkrovos BMW tikrai gaus nemažai. O dabar teleportuokime atgal į garažą, kur vyksta darbai prie BMW. Aš ir vėl čia, darbai toliau vyksta, pavarų dėžė automobilė, akivaizdu, kad ir sankaba automobilyje, toj montuosis kardanas, galim pasižiūrėti, kas įvykė. Tai pavarų dėžė vietoj, buvo reikalingas kitas dėžės tvirtinimo kronšteinas ir tuo pačiu nupirkau naują kardano gumą, naujas pavarų dėžės pagalvės ir naujas variklio pagalvės, jas montuosim šiek tiek vėliau.
Ir kol darbai vyksta, apsipirkinėjau toliau. Nusipirkau naudotą short shifterį, kad smagiau būtų pavaras mėtyt. Kainavo 100 eurų, gana senas modelis, bet manau, kad viskas su juo bus labai labai gerai. Stengiuosi sutaupyti, kur tik galiu. Meistras labai apsidžiaugė pajungęs originalų pavarų perjungimą, nes dabar vėl reikės jį atjungti ir sumontuoti short shifterį. Aš turėjau dar senesnį modelį, tai šitam atbulinė pavara valdosi su trosu. Man tai reikėjo iš šoną jungti per prievartą, kad įjungti atbulinį. Bet šiaip viskas veikia labai labai gerai. Tai manau, kad ir su šitu bus viskas labai labai gerai. Pastebėjau, kad dabar paskutiniu metu daugiau nieko nedarau, tai važinėjau pirmin atgal ir vežioju dalis, nes vis tiek visko nenumatysi, pradedi ardyti, tai kokia pagalvė suplyšus, tai kokia guma suplyšus, tai kokios tarpinės reikia. Tai bus įdomu pakalkuliuoti, kiek čia viskas išėjo pinigų. Ir kol meistras laukia iš manęs kai kurių dalių, nenubodžiavo ir pradėjo ardytis po kapotų. Tai nuimtas vožtų dangtelis, visa kūro sistema ir neužilgo bus nuimta turbina. Dėsis kitas vožtų dangtelis, šiek tiek apipjaustytas. Akivaizdu, kad dėsis nauja vožtų dangtelio tarpinė. Reikės patikrinti degimą. Ir darbai vyks po kapotų toliau. Čia visokių įdomybių galima rasti, kažkas su laidais įdomiai padirbėjęs. Įtariu, kad gali turėti šitą vietą nemažai reikšmės tam, kad jis ten sunkiai kūręs, bet meistras pasakys šiek tiek vėliau, kas čia buvo su to kūrimusi. Įtariam, kad greičiausiai buvo koks nors holo daviklis. Bet bus matyt toliau. Šiaip mane stebina, koks trumputis šitas varikliukas, kai aš turėjau anksčiau atmosferinį BMW su 6 cilindrų varikliu. Jis buvo ženkliai masyvesnis. Nors galios panašiai, ką planuoju šitam automobilį. Šitas bus šiek tiek silpnesnis, bet vis tiek. Galios bendrai automobilyje bus panašiai, tik niutonų daug daugiau. Aišku, ir galios kreivė gal netokia smagi, nes mano nuomonė vis tiek žiedė smagiausiai važiuoja atmosferiniai varikliai. Bet nupirkti M-kės variklį, toks koks buvo Kregždėje, kainuoja daugiau negu kainuos visas šitas mano projektas. Tikiuosi, nes paskaičiuosiu šiek tiek vėliau. Nes neužilgo pereisim prie pirminių skaičiavimų, kiek jau dabar kainuoja man viskas pinigų ir toliau suma tik tai augs. Labai įdomu, kiek pinigų gaus šitas automobilis finale. Grįžau į ofisą ir dabar pasiskaičiuosim šiek tiek matematiką. Kiekgi man šitas automobilis dabar kainuoja. Turbinos ir purkštukai 600 eurų. Kardanas 60 eurų. Smagratis 90 eurų. Sankabos diskelis 55 eurai, short shifteris 100 eurų, diskatorius ir išminamas guolis 220 eurų, visos pagalvės 61 euras, riebokšliai tarpinės 62 eurai, kardano guma 41 ir naudota pavarų dėžė 100 eurų. Tai turime 1389 eurus ir pridėkime automobilio kainą. Tai šiuo metu kol kas mano automobilis su dalimis kainuoja 2529 eurus. Ir dabar pradėsim darbus po kapotų. Tai suma akivaizdžiai augs. Plius prisidės darbai prie automobilio ir taip toliau ir panašiai. Tai vėlgi pradžia yra, automobilio kaina jau daugiau negu padvigubėjo, bet tai dar ne viskas. Tai su BMW darbai dar tik prasidėjo, laukia dar daug reikalų, kol pagaliau išlėksiu su juo į trasą, tad laukit naujų video. Jeigu žiūrit šį video YouTube, tai būtinai parašykit komentarą, kaip vertinat mano procesą ir lūkesčius su BMW kompaktu. O per televiziją pasimatom jau rytoj, netgi 2 kartus, nes rytoj laukia tarptautinė Gazas dugnas diena. 10:30 pasimatom per TV6 su E-Gazas dugnas ir elektra, o 17 val. Pasimatysim su Gazas dugnas šou. Agnė Bastienė ir Deividas Bastys. Gazas dugnas šou. Gandro vos nenutrenkėm važiuoti. Jo, gandras. Bet čia ženklas. Stipriai stabdžiau. Sekmadienį 17 val. per TV3. Tai policija buvau pakliuvęs ir komisaras man davė velnių, tai tiksliai atsimenu, 14 metų. kad aš vairavau. Tad ko laukiat naujų laidų, užbėkit pas mūsų Instagramą, būtinai mūsų ten pasiekit, nes ten vyksta įvairių balsavimų, apklausų ir šiaip įdedam įvairios medžiagos, kurį į televiziją ir YouTube nepatenka. O kol kas, iki!
Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Hado Red produkcija. Variklio apsaugos evoliucija.